reikalingas yra žmogaus gyvenimas, ar nėra kitų vietų, kurias įsikūnyti, kodėl jūs taip kalbate, kad čia yra. Nu, davai pabandom tave ten supakuoti į kosminį laivą arba į kokią skardinę ir tave išmesim, pavyzdžiui, Mėnulį. Vat, išleisim ir viskas, kūdikis toks gimė, ten Karolina Mėnulį. Ką tu darysi toliau? A ten nieko nėra, ten žmonijos nėra, žmogiškos civilizacijos nėra. Supranti, jeigu mes supakuojam kokią bakteriją, taip, supakuojam ją į kokią skardinę, į kosminę laivą, į kokį ten kametą ir leidžiam ją. Ir jinai ten, tą kametą į Mėnulį atsitrenkė, ta bakterija iš tos kametos iškrenta ir ką jinai darys? Tada gyvens savo toliau, dauginsis. Suprantat, energijos yra, saulytė šviečia, visi cheminiai elementai yra, jinai pradės gyventi, savo civilizaciją sukurs, o žmogui ten išmesk. Nieko jam neparuošta, suprantat, bakterijai paruošti žymiai paprasčiau pasaulį. Pakabink energijos šaltinį ir viskas, daugiau jai nieko nereikia, tik energija. Visa kita jau jinai pati padarys savo, tau reikia, kad kažkas ten drabužius siūtų, kad kažkas namus statytų, kad kažkas knygas rašytų, kad kažkas ten troleibusus vairuotų, kažkas ten mokėtų šitus ukolai dėlati, kaip čia skiepus daryti, kažkas tas skiepus išrastų, kad tu vieną tik galėtų gyventi. Tau reikia tokių labai sudėtingų sąlygų, labai. Be to visko tu negalėtum gyventi pilnavertiškai, arba iš vis negalėtum gyventi. Ir kad tokią planetą, kurioje gyvena žmonės, paruošti, labai didelių reikia ilgų tokių procesų. Mes dabar irgi, matot, mes ruošiam planetą dar sudėtingesnį gyvenimo formai, negu ten Homo sapiens. Mes dabar tą planetą visą išvalom, ten visą su laidukais ten apviniuojam, kaip visur vandenuką per vamzdelius praleidžiam, visur internetą per šviesolaidės, visur sukūrėm informacinius laukus. Taip, kur ten galima informaciją bet kokią gauti visur, jeigu mūsų telefone galima gauti ir muzikos, ir vaizdinių, ir viską, ko nori. Tai čiagi laukas yra. Laukas, aplink planetos informacinė erdvė. Ir mes dabar ruošiam, ir tai ganėtinai sudėtinga. Mes gaunam kažkokios technologijas ir tas procesas, jis taip, ar mes tų technologijų pagalba save patys panaikinsim ar kartu visą tą planetą, ar mes mokėsim panaudoti tas technologijas ir tą planetą padarysim dar sudėtingesnę. Taip, paruošsim gerai. Ateis tada gyventi čia, sekančio lygio, kaip galima sakyti, sekančio sluoksnio gyventojai. O neparuošsim, neparuošsim, bus dar vienas neišsivystęs spermatozoidas. Taip. Ir taip yra. 10 milijardų planetų ruošiasi priimti ten žmoniją, pavyzdžiui. Viena iš jų, ir pasiruošia tam. O visi kiti, sorry, nesugebėjom. Taip. Tai ir
Žmogaus gyvenimas ganėtinai jau toks rimtas, sudėtingas dalykas, brangus pasauliui. Dėl to karts nuo karto susimastyti, o ko aš, dėl kogi aš čia ką norėjau, ko atėjau, ko man čia trūksta, arba ko manį per daug yra, kad aš, gal turėčiau pasidalinti su kažkuo.